Va, mes pirkom kokį kompiuteriuką mažiuką. Matai, Tomai? Va, parodyk jam. Nelysk vaikas. Va kaip atrodo. Va toks. Nelabai didelis, nelabai mažas. Už telefoną didesnis. Ištraukė man. D sauga eta vkk.lt. Kuku. Dabar atvažiuos Augustas ir valgysim cepelinus. VKK dar nesumalti cepelinai, dar mėsa nesumalta. Lankom Gniezną. Senoviškas miestas. Kuku. Labai gražus miestas. Yra garsioji Gniezno katedra. Garsiai savo istoriją. Dažniausiai katedros garsios savo istoriją arba stebuklais. Tai šitoj katedroje stebuklų neatsimenu kokie buvo. Gal ir buvo. Mes toj sužinosim. Svaja eina į Gniezno katedrą. Kokia aukšta šita katedra Gniezno. Labai aukšta. Dar ant kalno. Švento Vaitiekaus aikštė va čia. Koks stadionukas tarsi labai dailus. Trūdelis, ten vėl kažkoks barokas kyšo. Oi, tik saulė bjau. Nu va, Tomai, paprašai padaryti vlogą, tai aš filmuoju. Čia toks senas namas 19 amžiaus. Va, jis pirktas 22 metais iš vokiečių. Va jo pirkimo dokumentai 22 metų ir viskas pakabinta ant sienos. Čia yra irgi, čia yra 905 metų vaizdas šito namo. Čia yra 19 amžiaus vaizdai. Va. Viskas čia kaip istorijos muziejai. Dziękuję za wszystko i czekamy w Wilnie. Tak. Czekamy w Wilnie. Tak, będę trochę starszy. Katedra. Bet ir kiti pastatai puikus. Čia senas vokiečių miestas. Labai man matosi, man mašina užstoja. Pakeliui į Berlyną čia yra pilna sustojimų tokių gerų ir vienam iš jų sustojom. Va. McDonaldinis toksai sustojimas. Gražiai čia viskas sutvarkyta. Einam kavos gerti su Svaja. Reikėtų Vokietijos žemėlapį nusipirkti. Va čia gali balsus įsakyti. Važiuokite dešiniau. Bronius sako, važiuoti dešiniau. Važiavome Potsdamiuką, mažiuką gražų miestą.
ką liepė tau. Saky, vlogin, stabdau. Nu, va, mes ir parke. Sanssouci parkas yra labai įdomus. Bet svai niekas neranda, kur nueiti tualetą. Čia yra baisiai eilė. Nes tualetai neapskaičiuoti tokiam kiekiui žmonių. Kokiam 18 amžiui gal buvo statytas tie statiniai, tiek turistų tada nebuvo. O, ten kaip gražu. Ir malūnas sukasi. Va, mes toliau vaikštom po šitą nuostabų parką. Ir užėjom tokias vietas, kur, man atrodo, galėjo būti ir rožynas, vat ant tų konstrukcijų, arba vijokliai kažkokie, ar tai rožės, kurios sukasi aplink konstrukcijas, kažkas turėjo būti. O čia graži aikštė, o ten apačioje atrodo rožynas. Va, už svajos ten toks šlaitas ir gali būti rožynas. Iš šono krūmeliai buvo? A, tai krūmelius iškirpo, vynogės irgi nekarpo, palaidos, voliojasi. Dydžiosios gal ir buvo. Kaip tik liepos žydi. Dar Lietuvoje nežydė, o čia pats žydėjimas. Kvepia. Stipriausia. Va kiek liepų. Gal gražiausiai atrodo vat iš čia. Tų žalumynų kaskados, kur tikrai iš vynuogių viskas padaryta. Buvo krūmeliai anksčiau. Anksčiau krūmeliai. Vis tiek gražu. Nepamirštamas vaizdas, išnuojamas. O čia ne laiptukai, o toksai status takelis. Čia žiemą labai linksma turbūt vėžintis. O čia dar viena graži vieta. Ir svaja papuola į kadrą ir ten kažkokia tokia besietka labai sena ir graži. O. Kai fotografuoji šitos medžius, tokio didumo, jokio efekto nėra, niekas nesupranta, kokio jie dydžio. Nu, kai pabandysiu nufilmuoti, gal tada žmonės supras, kokio dydžio čia yra. Va. Čia žmogus jaučiasi kaip visiškas skruzdėlė prie tokio medžio. Čia yra bukai. Daugiausiai bukų, šitie patys didžiausi tai bukai ir va čia šitie tai ąžuolai. Tas tulpmedis, jo? Nu, aš jį vadinu tulpmedžiu. Kodėl tu taip vadini? Nu,
Yra toks medis, bet nežinau, ar čia tas ar ne tas. Reikės pasižiūrėti internete, ar čia toks. Su ankštim tokiam didelėm. Bet va, kas įdomu, dėl ko jungiau kamerą. Nepjauna žolės ir tyčia. Tai daro didžiausi laukai nepjauti. Ir labai gražiai atrodo. Aišku, čia erkės veisiasi, bet kažkiek pašienauja iš šono, bet toliau nešienauja. Ir va, čia dar prieinam prie vienų rūmų. Pažiūrėsiu, Europa kovoja su korupcija. Čia yra išėjimas ir dar samdomas žmogus. Bye. Čia yra dar negana to, kad pastatytas automatas, tai dar pastatytas žmogus apsaugai nuo korupcijos. Nežinau, ar automatas nuo korupcijos saugo, ar žmogus. Sanssouci rūmai. Šitos stovylos matė Potsdamo konferenciją. Neplautos nuo tų laikų, pajuodė net. Matė ir Staliną, ir Hitlerių, ir Čerčilių. Visus čia matė. Labai dideli rūmai. Didesni už Valdovo rūmus Vilniui, garantuotai. Nu, žiūrėkit grožį. Dar viena graži vieta. Čia tos palmės tai su vazonais. Ir laura su vazonu. Žiemai suneša kažkur į šiltas vietas. O čia yra urvas toksai. Ir kas čia auga? Ai, guobos. Čia yra guobos lapas. Mane senelis Rudys išmokino. Guobos. Nu, čia vergai su kopėčiom užlipa, pririša, o ponai eina ir apžiūri. Arba ponus su arkliais atveža, o ten dar kas matosi. Čia galima slėpinių žaisti. Čia turbūt ponai žaisdavo slėpinių. O ten dar vienas tunelis. O ten viršui malūnas tikras, kaip Rumšiškėse. Kodėl tu čia nori atvažiuoti iš naujo, sakyk? Aš noriu dar kartą čia atvažiuoti gyvenime. Prieš mirtį bent jau. Nuveši mane? Tarkim. Nu, jeigu specialiai paprašysi, galima dar nuskristi į Berlyną. Negi tu nenori čia dar kartą atvažiuoti. Jeigu kas pavežiotų su kokiu arkliuku, tai nori, bet labai sunku vaikščioti. Paspirtuką turi. Su paspirtuku gal galima, jo. Paspirtuku Nes taip labai kojos pavargo. Ir apžiūrėjom gal trečdalį teritorijos, o gal dar mažiau. Mažiau.
Tai va, atsisveikinam su Potsdamo įžymybė ir su visos Europos įžymybė. Tokių parkų nelabai kur yra. Tokio didumo ir tokio gražumo. Ate. Va, ir vakarėjant, čia vidury Vokietijos atvažiavom prie tokio ežero į kempingą. Visiškas pigumas, čia už 14 eurų gali pernakvot, palapinę tingim statyti. Bet čia toks ežeras puikus. Ir dušas, ir duoda kavą, ir virtuvė yra, kas tik nori. Va, ežeriukas, matosi. Svaja jau tikrina vandenį. Sako 21 laipsnis vanduo. Aš vlogą darau. O, koks gražumas. Smėlėtas krantas. Dugnas smėlėtas. Ne krantas. O ten kitoj pusė irgi kempingas jau toks su namukais. O ten, kur malūnai, tai vat toj pusė yra plentas. Didžiulis greitkelis, kuris eina iš Berlyno į Hanoverį ir dar toliau iki Olandijos. O, toks vlogas. 15 diena birželio. Netoli prie Hanoverio, čia nusukus nuo greitkelio, va tokie vaizdai prasideda. Kurių nesimato važiuojant to bjaurių greitkelių, kur tik tai užliuliuoja ir supa kaip jūros liga, o to negali užmigti nuo supimo. Čia va koks grožis. Visiškai mažas kaimelis, čia ir gyvulius laiko, matau, už namų yra tvartai tvarkingi. Kiekviena detalė, čia tiek įdėta žmogaus rankų visur sutvarkyta. Kaimelio gatvė. Ir su skoniu, jo. Žiūrėk, koks medis. Žiūrėk, koks medis. Matau. Tai aš tą ir filmavau. Jo. Ir kavinės yra čia. Kaimas atrodo kaip Nidos centras. Nu ir nereikia čia mums virtuvės. Einam toliau pažiūrėti, kas ten darosi. Vis tiek pusryčius gavom dabar. Kaimo skelbimai. Kokia kaimo šventė. Čia gėdos lenta turbūt, ne. Gal Pagarbos lenta. garbos. Čia miesto šventė kažkokie policininkai, vaikai. Įžymybės visokios. Tvarko aplinką, pavasario šventė. Jie čia. Ai, susidėjimas Amsterdamo. Tai yra labai baisu. Baisu. Bronis vairuoja ir aš Visi vairuoja, trysia vairuoja. Vieną mašiną. 800 metrų, patikite skėrės. Už 800 metrų. Kada kairės laikau? Nu ką, jau kaip pavogė. Čia už Amsterdamo. Amsterdamo sroveliai šiaurė. Šešios juostos. Kairėje palikome užsikimšusi keliuką į Amsterdamą. Pastatą. Atsidaryk langą. Kaip iš to Amsterdamo. Bet tai kur atsidursim? Va kur. Čia gal šviesoforas yra koksai, aha. Šviesoforas mus praleis galbūt. Ne taip čia baisu, pravažiuosim. Ne taip čia ir gražu, baigiu vlogą. Nu va, mūsų olandiškas kempingas. Čia vakar atvažiavam, jau privargę vakare. Va čia rodau pamazgų išpylimo vietą. Va čia ženklas toksai, Kemper Service parašyta. Čia gali su vandeniu išplauti
pamazgų baką, o čia viską išvers tiesiai iš kemperio. Einam toliau rodyti kempingo. Čia kelios aikštelės. Patiem kemperiams statyti, bet dar tuščios. Visur padaryta elektra pajungti. Vienas žmogus tik miega kemperyje su prieangiu. Dar nepilnai apgyvendinta. Va čia jau daugiau. Krūmeliais atskirtos vietos, labai kultūringai padaryta. Kultūringi tualetai su dušais. Va čia gali gauti net šilto vandens, jeigu įmesi centų, euro centų. Tada gausi šilto vandens. Va čia šiltas, o kur mėlynas tai baltas, tai šitas šaltas. Toliau einam praustis. Čia irgi į dušą atėjus nenusiprausi su karštu vandeniu, kol neįmesi centų. Čia parašyta 20 centų reikia mesti. O kiek dušas kainuoja, ką? 40 centų. Aš moku nusiplauti. Nu tai gerai. Iki. Užik. Olandijoje dviračių takai lygiaverčiai su mašinų keliais. Va, kokio pločio padarytas tas keliukas čia yra dviratininkam rausvas. O mašinom du tokie patys, nes į vieną pusę kryptis ir į kitą. Va, šviesoforai visur užmiesčiuose labai gerai sutvarkyti. Jeigu mašina atvažiuoja, šviesoforas iškart užsidega žalias. Jeigu mato, kad tik tai iš vienos pusės mašina, tai tą mašiną praleidžia iš karto. Nereikia stovėti vidury nakties prie raudono, jeigu tuščia. Žiūrėsim, kaip pravažiuoja tas traktorius. Ten toks baisus ženklas buvo. Ką jis įjungia, kad tas ženklas nukristų, tas buomas ant žemės. Jis tiesiog laukia signalo. O ten sėdi vergas po žemę ir nuleidžia tą metalinį daiktą, kur trukdo pravažiuoti. Čia viskas labai gerai sutvarkyti. Atvažiavom ir ieškom kemperių. Nelabai lengva surasti. Kitur kainų nėra, kitur matosi per dideli, kitur per maži, kitur per purvini, kitur neįperkami. Tai vat visokių ir ieškom čia. Pirmą dieną paieškų tik. Svaja klausė dėdo, gal žino kainas. Svaja apžiūrinėja vieną iš variantų. Prarudijęs, bet ne tas svarbu. Tokį vokišką kemperį radom, kur bendras su kroviniu svoris 900 kg. Dujų baliono nėra, akumuliatoriaus nėra, nėra techninės apžiūros. Išsirinkom karavaną, atrodo. Vokiečių gamybos. Kelintų metų? Nebeatsimenu, man atrodo, 99, man atrodo. Nesenas. Nesenas, iš madingumo matosi. Jo. Iš pamėto įrankos. Jo, nenudrengtas visai švarus. Davai kontarą jau. Tados. Va. Va, taip mes ir keliaujame. Taip mes ir renkamės. Va, jau nusipirkom būdą, turim namus ir dabar laukiam turkiškam restorane, kol padarys frikadėlių su
majonezu ir su bulvėm. Čia toks turkiškas kioskas. Haalt hem een beetje af, is ook goed hoor. Als je een beetje afhaalt, eet ik hem wel. Dat is best wel gezond. Skanios frikadėlės. Va, kaip atrodo. Išbadėjęs. Išbadėjęs. Lietuvių turistas. Nelengva paimti. Darbiniks. Ne, už tavęs. You look, sometimes people, they say me when I sell, Oh. sometimes they give me address, they say camper, one camper 2001, 25,000 is, and that camper is their stand, but he sell 35. What a pity we didn't know about you Yeah, earlier. yeah, no problem. Next time is when. I see. And Yeah. also we can suggest you No. as advisor Yeah, no for problem. another one. No problem. I give you is nice advisor. No problem. Yeah. You want drink or something? Tokios štai kaimo gatvytės. Harlemo čia. Pačiam Štai tvenkinys, jeigu man. kanalas. Kanalas. Nesimato. Važiuojame ir Harlemą. Jau kur, ką čia slėpti? Už 800 metrų sukite į kairę. Privažiuosime savo kempingą. Ir pagaliau mes kirpėja. Rodo kanalą, paskui toliau rodo. Čia mums negalima jau. Galima jau. Į kairę kažkoks bus posūkis. Gal per kanalą tiltas, aš taip suprantu. Argi mums čia galima? This is your card. Aha. Yes. Card. How it's simple to use. You can, well, Yeah. you're on the wrong, you have to go across here and just put it in the machine and it will open. Aha. Gerai. If you leave, Va, it matai. goes automatically and you have to return the card. Va, čia labai romantiškas kempingas. Daug romantizmo. Rašyk svar, kiek iki Vilniaus. Italy, Georizija. yeah. Tu parašyk kiek iki Vilniaus. Vilnius First? 2000. No. No, not 2000. 1000. Limbažė. Lietuvą. O čia Šalangel. Šlangen. Čia Germany. Ir Bremenas. It's a road sign. Okay. So you have to, Statėm būdą pirmajam kempingui. Teisingai pasistatė. Nu, gal neteisingai, bet vat, aplinka tai labai graži čia yra. Nušienauta, jau žmonių yra, kiti deginasi jau, kiti su vaikais atostogauja. Va, čia visa sanitarija netoli galima nueiti. Labai patogi vieta. Tik kad jau nelabai daug jėgų liko šiandien stovyklauti, reikės čia prasigalvoti. Pavalgyti ir miegoti vakarė. Bet tai faina būtų prie jūros. Šiandien gal nevažiuosim prie jūros, nėra jėgų. O čia prie pat kempingo mūsų to naujo yra ežeras. Vat atėjom apžiūrėti. Jo. O jūra gal už poros kilometrų į kitą pusę. Va ten maudymosi vietos pažymėtos.
Tai pažiūrėk, koks krantas. Bet visur žolė nupjauta, kaip kultūringai atrodo. Čia visai geras krantas. Gal negalima kur sugalvoja? Gal neareštuotų tavęs. O ten... Ten aptverta maudynė. Mhm. Čia padažo labai skistų dažų ir dar pagramų. Ai, tas kėdės ir baldus visus jo. Labai gražiai padaro. Rytas yra nuostabu. Rytas visur naudoja. Ir Olegas naudoja. Ir aš naudojau. Rytė gražu, gražiau negu tas šitas. Maumedys išpuoselėtas. Va kokia graži besetka. Minimalizmas. Va kokios kopos. Čia ar gyvosios, ar negyvosios, niekas nežino, bet yra olandiškos kopos tokios. Prie pat jūros. Va toks vaizdas, labai gražu. Bet kad tik nėra saulės. Nelabai ryškus. Lenkia, labai skuba prie jūros. Ajopšik, stokitės! Esant galimybė apsisukite! Nepataikė. Va, zuikutis sutyčim. Įdomu, kas bus. Įdomu, kas bus. Žiūro, kičius piktas. Ranka man dreba. Nes Išjungiau. mašina dreba. Išjungiau tai. Zuikutis. Geras. Atvažiavom prie jūros. Atostogų nepasirinksi, atostogų laiko. Dabar tenka žiūrėti jūrą per lietų. Va. Bangos neblogos, bet oras yra baisus, šalta. Gal kokį 12 laipsnių. Nordvik. Kažkoks tai kaimas ar vietovė čia. Nordvik. Prie Harlemo. Radom Olandijos maketą. Vat visa Olandija atrodo taip. Žmonės kitaip neįsivaizduoja Olandijos. Žaidimų aikštelės laukia laikų, nesulaukia. Ate jūra. Važiuojam į miestą. O koks pimpiliukas. Važiuojam iš pliažo ir va pamatėm kokį vaizdą. Čia turbūt Kaip smilgos pimpiliukai. gal kaimietis koks užsitvėrė savo reiškia sklypę ir augina. Danieliai čia gal. Gal ir Danielį. Centriukas toks. Kanaliukai, kas be ko. Harlemo senamiestis.
Tokia mokykla. O čia ir kanalas prie pat bažnyčios. Krikščionių mokyklėlė. Taip, krikščionių mokyklėlė. O ten irgi panaši bažnyčia, be skardinio stogo, tokia tuščia viduris viršus. Čia jau pats centras, kaip Rotušės aikštė skaitosi gal. Galimas turtingas uostas. Buvo irgi šiek tiek uostas, ne taip senaujama. Galima susistiekti čia. Galima sakyti, kad čia irgi uostas. Čia koks tai vienuolis. Vėliava kabina. Ant to vėliavos kotas tik tai kitaip padėtas. Kad būtų žemiau kryžio. Dūmas geras. Modernė Kunsthalle. Nori eit? Tuoj gausim. Rasim mažą pripučiamą kavinytę ir kavos paimsim. O, paimsim va ten gal. Gerai? Einam tenai. Jaunimas. Dėl ko jūs čia protestuoja dabar? Dak. Tai čia angliškai aš nesuprantu. 20 junį. Slava Ukrainė svaja užrašė. Extremely beautiful people. I like a lot this type. Hollanders. Olandiškų sūrių krautuvė pačiam Hardemo centre. Žiūrėkit, kiek sūrių. Va, kiek sūrių. Kokie žmonės ir šuniukai čia ateina sūrių pažiūrėti. Labai gražu čia. O kvapas. Vėl mes atėjome iš kitos pusės prie tos bažnyčios centre. Čia žiūrim iš kito flango priaugę visokių statinių. Navelių, pristatėlių, parduotuvėlių. Oi, gražumas. Mes dar nerūkėm žolės, o jau matom, kad pasvyręs namas. Visiškai. Vienas gabalas namo kreivas, visi kiti tvarkingai. Pagal gulšiuką pastatyti, o šitas gabaliukas visiškai kreivas. Bet jau kreivas daug metų. Šitą kolonėlę irgi kreiva. Šitą kolonėlę kreiva? Nu, kreiva. Reikia gulšiuką atsinešti. Nu, rytoj atsinešim, šiandien dar nelaikas. Neturi. Dabar, žinau, kai ilgiau pažiūriu, nebeaišku, kuris iš jų kreivas. Kas kreivas? Kuris tiesus.
nešiamas guminis autobusiukas. Nu, va, paskutinę dieną Olandijoje. Atsisveikinam su gražiu kraštu. Tualetinės papyros ir mausim į tėvynę. O ilgesys. Jo, Svaja jau nori grįžti namo. Einam. Bet gražus autobusiukas, aš noriu jį nufilmuoti. Kas čia? Vėlė. Čia ir stalas. Čia mokyklėlė kažkokia. Čia žiūrėk ir... Valgyklėlė vaikų. Vėlė. Taip. Gražus. O čia baslys pritaisytas bambukinis. Araukarija graži. Va ta. Ei. Į centrą. Čia pajūrio miestelis toksai. Einam apsipirkti dabar. Pastatėm savo transportą. Ten aikšteliai nemokamai. Čia retai gali gauti. Va ten pastatė. Matai? Oi, koksai senoviškas, labai gražus. Tokių net nemačiau pardavime. Labai gražus. Kokia čia rūšis įdomu. Mercedesas gal. O tas irgi įdomus. Rūšiavimas Olandijai. Va tokie konteineriai didžiuliai. Plastikui po šitais bakais yra didžiuliai rezervuarai padaryti. Va čia gal parodys kamera. Ten gali šuniukas įkristi. Labai ten daug vietos. O čia tekstilė. Gali mesti. Ten popierių. Čia turbūt stiklą. Čia turbūt butelis. Ne. Čia nežinau. Daužytas stiklas. O čia irgi. Bet nelenda. Stiklas tai va kiti palieka išorį. Bet čia jau retenybė. Nu, va. Pirmas rytas kempinge. Kemperyje savo. Va toks kempingas mūsų. Fūrinis. Pilna fūrų stovi, viena fūra su vėliava, vokiečių vėliava. Matyt, vokiečiai vakar laimėjo kokį tai futbolo mačą. Sustojom prie pat graikinio riešuto. Labai gražiai auga. Va, toks vaizdelis. Lyja. 10 laipsnių šilumos tik tai. Va, toiletas koks. Labai nešvarus. Bet už tai nemokamai. Miegotai puikučiai. Va. 200 kilometrų iki Berlyno. Čia sustojom pailsėti ir pamatėm labai gražų paminklą tautų draugystiai. Arba čia darbininkams kažkokiems. Paminklas. Rankos. Ir čia likutis nuo to paminklo dar likęs kažkoks. Maketas gal. Tualetai atrodo neveikia. Eisi patikrinti tualetus, Vai. Kaip? Tualetus patikrinsi? Eik patikrinti. Reportažas iš pakelės tualeto prie pat Magdeburgo. Tai mes su Svaja nusprendėm, kad už tokius dalykus reikėtų iš Magdeburgo atimti Magdeburgo teisės. Yra visiška myžykla. Nieks nevalo, neplauna, nei bilietų parduoda, bet ir neplauna. Va, kokia tvarka. Va, Lenkai, furistai daro valgyti ant atsarginio rato. Ir plauna keptuvę, viskas vietoj. Čia pat tepalai, čia pat virtuvė. Pilnas servisas. Čia prie Frankfurto tokie vaizdeliai.